Čia mes esame, nes šitas visas pastatas dengtas fazer cementiniam plokštelėm Dakora. Ir šitas pastatas jau, kaip matote, naujos architektūros, pernai statytas, visai naujas, žmonės dar tik kraustosi. Tos plokštelės gaminamos Vokietijoje, Hatchiko mašina ir sudedamosios dalis labai paprastos. Cementas, fazeris, fibra, vanduo ir kai kurios dar pridėtinės detalės. Jos išmaišomos, padaromos plokštės, supjaustomos ir supresuojamos. Ir presuojama formose metalinėse išgaunama du paviršiai. Vienas lygus ir kitas reljefinis, panašus į skalūną, į natūralias medžiagas gamtoje. Su plokštelėm dirbti labai nesunku, visiškai nesunku, sakykime. Yra instrukcija ir jeigu jos laikytis, tai bet kuris žmogus, neturintis jokių gabumų, statyboje ar kam, gali padaryti šitą darbelį. Tvirtinamos visos plokštelės vienutėmis, praktiškai 2 vienutėmis. Yra didesnės plokštelės, kai kurie dengimai specifiniai, kur dar yra trečias tvirtinimo elementas, tai spraudė arba kabliukas. Plokštelės yra įvairių geometrinių formų. Sakykime, stačiakampės, rombinės pagrinde, kvadratinės, įvairių dydžių, nuo 20 ant 20 cm iki 60 ant 30. Didesnės plokštelės naudojamos ir stogam, ir fasadam. Mažesnės plokštelės daugiausia naudojamos pagalbiniam elementam. Tai kraigo, pakalimam, vėjalentėm, karnizam apkalti. Šita medžiaga visiškai nesunki, jeigu lyginti su kitom medžiagom. Jos kvadratinis metras jau svertų nuo 10 kg iki 16 kg pagal dengimo būdą. Tos plokštelės yra labai ilgaamžės. Yra objektų, kurių tarnavimo laikas jau virš 70 metų. Todėl gamintojas jau ir deklaruoja 50 metų ir daugiau garantinį tarnavimo laiką. Kaip ir minėjau, ilgaamžės ir paviršius jų yra dažytas dvigubų akrilatų grynų. Todėl dažos yra labai atsparus UV spinduliams ir ilgaamžės. Ir teko matyti stogus, kuriems jau yra virš 30 metų ir jie turi dar savo natūralią prigimtinę spalvą, kokia dažyta buvo. Šitos plokštelės dengiamos ir su tom plokštelėm dengiama ir stogai, ir fasadai. Fasadai jau faktiškai ventiliuojami gaunasi, o stogams reikalingas ventiliacinis sluoksnis labai nedidelis, minimum 2 cm. Kad išsiventiliuotų. Pati medžiaga yra difuziška, todėl ventiliacija čia yra neproblematiška. Yra daug dengimo būdų ir nemažai spalvų. Iš viso yra šiuo metu 12 spalvų, kurios naudojamos pagal dengimo būdus. Ne visos spalvos yra visuose dengimuose. Čia priklauso nuo to, koks dengimo būdas. Vienuose yra 9 spalvos, fasadam daugiausios spalvų yra. Stoguose yra 8 spalvos. Irgi priklauso nuo dengimo būdo. Dengimo būdų yra irgi, kaip minėjau, daug, ar 8. Todėl klientas pasirinkti tikrai turi iš ko.